Tai labas, mano mielas mokesčių mokėtojau. Baigėsi deklaravimo maratonas, baigėsi visi pykčiai dėl Vintedo, ką ten deklaravo, ką ten kokius čekiukus rinkti, dar ką nors daryti. Tai turiu tau pasakyti dar vieną įdomų dalyką. Kitais metais tikėtina bus skandalas dėl BUP programėlės, kurios pagalba žmonės gali prižiūrėti kitų augintinius, ar ne, važiuoja atostogauti, ten dar kur nors BUP programėlėje susiranda žmonės, kurie gali prižiūrėti augintinius. Tai ką dabar daro šita programėlė, jinai nusprendė prašyti mokesčių mokėtojo kodo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kitais metais išmokėti pinigai pagal šitą programėlę arba per šitą programėlę sukris į mokesčių deklaracijas. Tai jeigu tu prižiūri kažkieno tai gyvūnus ir naudojasi šitą programėlę, išsiimk individualią veiklą pagal pažymą, nes verslo liudijimo tokiai veiklai, žinokit, neradau, nebent nemoku ieškoti. Tai, taip sakant, pelningo verslo.